Pažiūrėkit, sakot, legalūs kirtimai, tai jeigu plyni, tai suprantu, bet kada valymas vyksta, ar technika sunkioji gali važinėti po... Tokio kirtimo rūšies kaip valymas kaip ir nėra. Nėra. Reikėtų tada kalbėti apie tokius apibrėžimus, kurie visiems suprantami. Bet ant pagrindinio kelio važinėja be ženklų jokių technika, be numerių, be nieko. Matėte, ant pagrindinio kelio be jokių skiriamųjų ženklų. Nieko nėra. O dabar stovėjo tam mišką, kurį jau ruošėsi kirst, jie važiavo per asfaltą, jokių kilometrą važiavo be nieko. Įsivaizduojat, dabar paprastą žmogų uždarytų, technika visa būtų uždaryta, jeigu normalus policininkai dirbtų savo darbą. Uždaryta turėtų būti. Nu, kad įsiaiškit, kokie technikos yra. Jo, aš negaliu komentuoti policijos darbo, aš suprantu, ką noriu pasakyti, bet mes dabar šitą vietą sureagavom tą dalimi ir labai buvo konkretus pranešimas, kad dėl neteisėtų išduoto leidimo. Tai vat, mes šitą atvažiavom pasižiūrėjom ir tas jau kur teisėtai leidimas išduotas ir vykdyti kirtimai. Tai, nu, natūraliai. Kas neteisėtai išdavė leidimą? Negaliu atsakyti, žinot. Tikrai negaliu, nes ne mūsų institucija išduoda, mes tikrai dabar pradėsim. Net jeigu žinočiau, turbūt negalėčiau jums pasakyti. Grįžtant prie sunkiosios technikos, ant kiek čia gali važinėti? Yra kažkokie tai nustatyti kriterijai tam? Arba koks limitas svorio, kiek gali. Jo, nes po šitų visų, aš taip vadinu, tarakonų pravažiavimų, tai čia yra miško išdarkymas. Svorio apribojimo vykdant miško kirtimo darbus nėra. Savininkų kaip ir nėra. Pasakykite, ar tokio dydžio technika apskritai tinkama Lietuvos miškams ir saugomoms teritorijoms pagal jų paskirtį? Nuskime, kad ten saugoma biosfera, kad jos ne... Žinot, čia jau toksai iš konteksto klausimas, kur nebesusijęs su mūsų. Čia jau ministerija daugiau, nežinau. Užrašyta Lietuvos aplinkos apsauga. Jūsų nuomonė, čia ne jūsų kaip tėva, bet pagal jūsų nuomonę, sakykime. Nu gerai, jeigu saugoma biosfera, vis tiek tada kažkoks gal turėtų būti limitas svorio, kad jinai tikrai saugotų. Reikia suprasti teisingai, kad mes tik kontrolę vykdom. Tai ten, kur būna nurodymas, galima kirsti, negalima kirsti, mes tą skiriam. Bet jūsų kontrolė nėra to įtraukta. Tai va, sakau, svoris nereglamentuotas, gal net kažkokie kiti niuansai, nu čia reikėtų daugiau kalbėti gal su... Nes tikrai po jų pravažiavimų tai miškai būna kaip po karo. Taip, bet reikia suprasti irgi vieną dalyką, kad to miško neišskraidins su mums, ar ne? Tai ne, tai yra, pavyzdžiui, prieš porą metų nebuvo tokios technikos, kirtimai vykdavo vis tiek. Ta prasme, bet tokios technikos nebuvo. Dabar ar apskritai tokia technika tinkama mūsų šaliai, mūsų klimatui, miško paklotei? Nes, sakykime, tokia technika šiaip, man atrodo, perolinga. Ypač pavasarį, rudenį, tai čia grioviai tam. Jo, bet aš sakau, tokio klausimą nelabai galiu komentuoti, nes čia... O kas galėtų atsakyti? Kur būtų galima visuomeniai sužinoti ir mum, taip pat, kokią techniką gali važiuoti saugomas teritorijas, kokia yra. Kokia technika? Jo. Kokia įleidžiama, kokia neleidžiama. Nes, sakykime, draustinėje, irgi stebėjome, kaip sunkioji technika, kuris sveria pakrautą 30 tonų, važiuoja per gėlo vandens šaltinius, per minkštą žemę ir, sakykime, mano akimis, tai visiškai sudarko kraštovaizdį ir nesiderina apskritai su draustinio sąvoka. Kur būtų galima sužinoti šitas dalykus? Apribojimai. Tai čia viskas, kas, sakant, reglamentuota teisės aktais, yra įstatymo leidžiamojoje galiai. Tai konkrečiai tas, kas leidžia įstatymus ir nustato vienokius ir kitokius taisyklės, jų pagrindų mes vykdom tolimesnę kontrolę. Tai gal ir reikėtų taip ir išsisakyti. Reiškia, šią spragą paraleliai, vienu žodžiu, nebuvo nustatyta pagal technikos tobulėjimą svoris. Aš nežinau, ar buvo, ar tą kažkas vertina, nevertina, bet man sunku lygiai pasakyti tokius dalykus. Sakau, mes daugiau tokie atliekam teisinio reguliavimo kontrolę, Teisinio reguliavimo, tai jūsų būtų darbas būtent įvertinti, kokią techniką gali važiuoti per tokį dirvožemį. Jeigu būtų kažkokia
sąlyga arba reikalavimus tokį niuansą vertinti. Tai būtų O tai kas mūsų darbas. jums pateikė tokius reikalavimus arba sąlygas? Mes vykdom aplinkos ministerijos. Aplinkos ministerijai Aplinkos pavadinti. ministerijos Tai reiškia, juos reiktų įsakymus. kreiptis, kad jie jums duotų nurodymą parengti tokius. Tai taip, kiti dalykai tokie bendriniai ir plačiąja prasme apibrėžti įstatymuose, tai Taip. juos priima, kaip žinom, Seimas. Tai nes yra toks ir miškų įstatymas, o toliau eina viskas į smulkesnes poįstatyminius teisės aktus, kurie reglamentuoja konkrečiau. Tai jeigu kalbant apie kažkokius niuansus dėl svorių arba tenai apribojimus, kaip ir pareiga, tai konkrečiai čia jau poįstatyminius aktus, tokie dalykai yra aiškiai apibrėžti. Tai nežinau, ar jeigu atsakant klausimus, tai... O dar paskutinis, dėl vakarų taigos, kur galima pastebėti tą informaciją ir pamatyti teritorijas, būtent šito klausimu? Mes turim savo kompetencijos ribose prisijungimus prie kadastro ir duomenų bazių, kurioje mes tikrinam ir matom. Visuomeniai, kur tai galima prieiti, kažkaip aš asmeniškai neturėjau interesą tikrinti kaip visuomenės atstovas, nes darbiniuose reikaluose tikrinu su sutartyje, kuri yra man sutikta asmeniniam gyvenime. Kur dabar, sakykim, aš jau noriu irgi gauti tokią informaciją, aš noriu matyti dabar, kur man kreiptis, kokiu e-mailu, kokiu kontaktu parašyti, kad aš gaučiau tą informaciją, kur yra vakarų taigos teritorija. Tai vakarų taigos teritorijos yra patvirtintos aplinkos ministro Taip, įsakymu. bet kur aš galiu matyti žemėlapyje, kurie žemės plotai yra būtent tokie? Tai turbūt oficialiuose Lietuvos visokiuose kadastrų žemėlapiuose. Tai jau paėsim tą patį regiją. Kokį jūs naudojate? Mes naudojame miškų kadastrą. Miškų kadastras, prieimo visuomenė neturi prie miškų kadastro. Neturi, mes jungiamės kaip valstybės tarnautojai prie to registrų. Mes matome sluoksnių, matome... Kodėl visuomenė neturi tokio kadastro? Kodėl negali matyti? Turbūt susijęs su asmenų duomenų apsauga, nes ten yra daug informacijos, kuri apima ne vien tik tai buveinės ir kvietimus, tai yra ir savininkai, ir jų kontaktai, ir gyvenamosios vietos deklaruotos adresai. Tai turbūt pagrindinis niuansas dėl to, kaip pasakyti, visuomenės teisė nėra absoliuti, teisė absoliučiai viską žinoti. Yra tam tikro vis tiek. Jo, jūs teigiat, kad visuomenės teisė nėra absoliučiai viską žinoti. Supratau. Įdomus teiginys. Pamastysiu, ką tai reiškia. Tai va, tai ačiū Jums tada už rūpestį, šiaip tai sakau, kaip ir jūsų indėlis, kad čia mūsų buvo sustabdyta tiek žala nepadaryta. O tenais, kur technika stovi, patikrinsit ar ne? Tai dabar mato, jinai nedirba. A, dabar ne. O šiaip tai pasidomėsim. Nu, neaišku, gal dabar jau dirba, kaip išvažiavo. Taip, tai apskritai mes vykdom tą kontrolę, ne vien čia, reikia suprasti, kad nėra taip paprasta kontrolę taip operatyviai ir greitai vykdyti, kadangi mūsų kontroliuojama teritorija yra didelė, apima 10 Nu, tai žmonės padeda. Kaip sakant? Žmonės padeda. Tai žinoma. Vietą parodo ir tikrina. Tai taip, bet ir sakant, tie žmonės kartais padeda, kartais ir nepasiteisina, tikrai dažnai būna, kad ir pranešimai nepasiteisina, o mesgi nežinom, prieš vykstant į pranešimą, ar jisai pasitvirtins ar ne, ir visus reaguoja vienodai ir kartais padeda, o kartais, kaip sakant, atitraukia nuo tų darbų, kuriuos reikėtų vykti ir kaip sakant, gaunasi. Ar praktikoje yra tokių atvejų jau atsitikę? Dėl ko? Analogiškų situacijų, kai, sakykime, dėl neteisėtai buvo išduotas leidimas kirsti, būtent tokioj saugomoj teritorijai, ar yra pasitaikę? Aš asmeniškai nesu susidūręs, bet miškų kontrolė nesu ten tiek daug praktikos turintis, kiti kolegos galbūt yra susidūrę, nežinau. Matot, reikia suprasti, kad ir šita saugoma teritorija ir buveinė yra ne taip senai pripažinta vakarų taigos buveinė. Tai irgi tas momentas, kai prieš vykstant čia mes tuo dalyku pasidomėjom ir tai buvo tikrai praeitų metų pabaigoje. Dabar mes vis tiek norėtume kreiptis dėl būtent vakarų taigos žemėlapių, kad galėtume matyti, kur tos teritorijos yra, nes matau, kad jūs nespėjat sužiūrėti, jums trūksta pajėgumų, tai kur dabar kreiptis, kokiu adresu, kur būtų galima pamatyti tas vakarų taigos buveinės. Kas galėtų iš jūsų specialistų nurodyti gal, arba pasakykite, kur tada kreiptis.
Aš nenoriu, žinot, kaip sakant, kai sakoma, kad valdininkai linkia siuntinėti nuo savęs ant kitų. Taip, Tai aš taip. taip dabar tiksliai jums konkrečiai, kurie... Tiesiog užklausa, kur nusiųs, kas specialistas, kuris žinotų ir galėtų. Tai būtų, jeigu jums toks interesas yra, čia būtų gal paprasčiausia, kad pasikreiptumėte į mus ir aš pasidomėsiu to klausimą ir pabandysiu atsakyti pats arba kolegos atsakys, nes, čia toksai, kaip sakyti, reikia truputėlį pasiruošti. Aš manau, aktualus klausimas, tai, ir jums gerai, nes jūs, kam įdomu, žmonėm rūpi gamta, tai jie pasižiūrės, jeigu pamatys kažkokią panašią veiklą, irgi galės sureaguoti ir jūs, laiku irgi atvyksite darbą. Tai gerai, dėkoju tada jums. Ačiū jums. Nebegaišinsim ir jūsų ir bandysim dar, kaip sakant, pabaigti šitą visą tyrimą. O galima tada būtų e-mailą užsirašyti jūsų ar kad aš tada, užklausau. Užsirašysiu. Tai būtų bendruoju paštu konsultacijos eta aad.am.lt aplinkos apsaugos departamentas.aplinkos ministerija.lt raidžių pirmosios raidės. Konsultacijos.